Nu, tai ko jūs fasadininką? Galvoju, šiandien to gera proga bus visai pafilmuoti ir parodyti taip, kaip mes darom fasadą, kokie sprendimą, ko darėm, ko nedarėm, kaip galvojom padaryti, parodysim, apėsim, pažiūrėsim, kokius įrankius naudojom, kad žinotum ir jūs. Nes iš pažiūros fasadą padaryti atrodo viskas paprasta, bet iš tikrųjų taip nėra. Aišku, čia norint, kaip saka, gal reikėtų pradėti nuo pačių lentelių montavimo, o kad, sakykime, tas pasiruošėms visus pirminis, tai turėtum būti surinktas žmogiškas karkasus padaryts, kad viskas tiektų, būtum tam tikrus atitinkam žingsnis, kad būtų lygų ir tada lentelis daros maloniau montuoti tuos eins. Tai turim medinį fasadą, medinės lentutės, paprastas, gruntuotos, dažytos lentelės, o tokį spalvą visai gražiai žiūrisi nuo šimonytos lentelės, dera visur prie stogo, prie langų, žodžiu, vaizdelis super. Va, pradžio galvoju, gal biški tuos teorijais, koks buvo mūsų išvis mąstėms, kaip mes čia viską darysim, kaip nedarysim. Tai trumpą galėm prabėgti teorinį dalį iš tikrųjų. Pirminis sprendimas, koks buvo mūsų galvots, kad prie kampų, prie langų išlaikysim viso ir sveikas lintelis. Tai taip ir padarėm. Sveika lintutį. Prie lango vėl sveika, nu ir žodžiu viso ir ta pati seka, viskas taip ir kartojas. Tik yra vienas toks niuansus, kai tu pradedi su sveikom lintelėm prie langų ir prie kampų, ne visą laiką atitink žingsnis, dėl kurio viskon matautys, skaičiauti, braižyti, žiūrėti, kas gausias, kad gautus gražus variants. Tai va, čia visur kaip ir sveikas lintutis, paskutinį lentelį tai ir vos pakreizauta, labai mažai čia ir nupjauta tos lentelis, kad įtilptų viskas į tarpų žodžių ir atrodytų estetiškai. Toliau turėjom biškį kitokį žingsniaus ton tarpą, tai turbūt jau matota, ne? Viena lentelė čia siauresnė, kita lentelė čia truputėlį siauresnė. Bet vizualią pasižiūrėjus iš toliai, kai tu žiūri pilnas eina, tų lentučių kaip ir nesimata, nors visas išnyksta. Sakykime, tam net nematoms, kad yra nupjautas tos lentelis. Pačias lentelis tai yra montuojamas dabar su pneumatinto šautuviku, kur šauda adatinis vinis. Tai visą susikabinam, paskiau turėsim progą atsižymėti teisis linijas pagal lazerį ar pagal šniūrą, kaip jau kam patogiau, kaip sak. Ir mes žiūrėsim dar, kaip sugalvosim, kaip čia suksim tus varžtuks paskiau, ar statysimės lazerį arba šniūriok. Bet pirminis variantas yra toks, kad visas lentelių tvirtinėms yra su šitom tokiom mažom vinutėm. Aišku, nepakanka, kad palikti su visam. Nes bum paskiau, kad ištrauki, išraitans, išsukinėtai, žodžiu, apsidraudimui, geriau įsukti dar varštelius. Va, čia toks irgi labai gražus gavos variantas apačio. Identiškai irgi lentutis vis atiteka. Super. Jokių skiaučių siaurų. Čia turėjom dar vieną tarpą. Irgi viskas taip atiteka. Ir lieka 1,2 cm toks tarpėlis. Tai va, pasidarom špuntą, šitą va matos toks žakt, įkišam ir prikabinam. Čia turėjom tokių biškį ir tobulesnių veitų iš tikrųjų. Čia veina lentelį tokia va prisipjovė, o toliau viskas gražu. Labai pasisekė čia iš tikrųjų stum lentelėm. Čia yra sveika prilonga, čia yra sveika ir visas lentelis yra sveikas, identiška pareiva žingsnėlis. Tik tas reikėjo čia pasigaminti tik špuntą, kaip sako, užkėšti jaustelį, kad nebūtų tarpa, nes prie langų lentelis persivert priešingą kryptim. Tai va, ta būdų špunta žiūr ir eina posi, teiktas ir gaunas taip, kad paskutinį lentelį vis laik turi persidaryti, persiversti arba persikreizauti kampų, va kaip čia šitas, sakykime, nes visas audėgelis, net nežinau, gal paims kažkokį lentelį,
kad būtų aiškiau, nes taip galite nesuprasti visos esmės. Žodžiu, visas lentelis dedas ta kryptim, špunca patins žiūr į tom posį, prie longa lentelį apsivert, nes čia norėsim padaryti gražiai furingiuką nuo lango, kad suėtų lygia į šitą briauną. Tai gaunas, kad čia turi tada tetuką untos lentelis ir tetuką untos lentelis. Tai tą iškreizautą lentelę reik pasigaminti 2 mamkas, va šitokius va 2 špuntus, kad sulystų viskas gražia. Esmės jokios tas nekeičia, iš tikrųjų nesimat, nesupras, kad ir kažkokį perkreizautą perdarytų, bet va čia gaunas 2 identiški špunta ant vienos lentelis, kad uždengtų ir šitą, ir šitą. Man patinka, gražu. Neišimtis ir šitą sieną. Tai kadangi per vidurį turėjom didelį langą, tai keliaujam su lentelėm iš vienos pusės, keliaujam su lentutėm iš kitos pusės. Turėjom pasidarį vėl prie longo sveiką lentelį, ano pusė sveika, prie kampa čia veina susiaurinom ir prie kampa praktiškai gausia sveika, nes mums darė, kad tiem biški paskiau pralysto, na čiučiutį lauk, tai grina pilnu čia negalėjom užbaigti ir lentelis. O paskui, kas liet virš longa, pasidarysiam čia furingioką tokį, nežinau, ką panom pavadinti, afadą, furingą, nu čia padų nebus ant lungų, čia tepesks ir bus finišas. Tai pasidarom tokį furingą ir tada lenteles gražiai nuleidžiam į apačią, reikės frezą pasiimti, nes reikės truputėlį pasifrezuoti. O dabar keliaukiam prie praktikas. Tai norint užkalti tvarkingą lentelis, reik nei daug, nei mažai. Truputėlį įrankių. Tai kampainis, plaktukas, metras, pneumatinis šautuvas, turėjom kreiziuką, turėjom skersavimą staklis, turėjom kompresorių, turėjom išilgenį pjovėjimą staklis, siaurapjūklis suktukas, multifunkcinis, dar vienas suktukas, adatiniai vinukai ir kas be ko muzikas. Tai visų pirma, ko mums reikės, dailylenčių, kurias kalsime ant sienos. Savimas staklis bus reikalingas atlikti pjūviam, tokiem va skersiem pjūviam atlikti. Ir aišku, prieš kalant lenteles būtų ne pro šalį susimarkiruoti seiną, kad bent jau galėtumėm įsivaizduoti, ką pradėti ir ką pabaigti, ką tiksliau parėsiam prie pabaigos, kad nesigautum kur nors siaurutį kažkokį tai juostelį, va tuokį, pažiūrėjau, sakykim, 2-3 cm, nes bus tikrai negražu. Užsitaisome ginklą su vinukais, šmokšt ir keliaujam kalti lentų. Atsipjauname ir uždažome sujungimo galiuką, kad paskui nesimatytų prasišvietimai baltos medienos. Va, kaip atrodo, padažyti sujungimai. Praktiškai net nesimato pjūvio. Aišku, būtų gera nepamiršti ir kabelius ištraukti į lauką. O kabelių ant tų seinų tai tikra, kad netrūks. Tai reikia svarbiausia nepamiršti iškišti kabeliukus. Nu va. Ir kad įbuvom susibraižytus brūkšniukus, bet prieš pat pabaigti liks kokiem 2 metram susikalam iš galiukų. Žodžiu, visą ton seka kapdėsės lentelis. Ir žiūrime, ką turime pabaigoje. Tai čia baigas pilnų špuntų ir ta lentelė turėtum baigtis mums prie krašto ciela. Tik tas yra toks niuansus, kad dabar reikės visas lentelis išplatinti
po 1 milimetrą. Tai žodžiu, nelaba daug čia tas tarps ir pasikeis. Po milimetrą pastumam visas į priekį ir visas eina bus pasibaigusi su sveikom lentutėm. Tai va čia bus mūsų kalėjimo šablonėlis. 6 metriukai, nu kaip 6, va po veina detalį, sakykime, jeigu išskaida. Tai gaunas sulenkus 6 metriuką, gausias tarps ne 12, o po 13 mm ir pačiu mir, tik tas reiks biškai pažaisdama, ties kiekvieną tarpukanom pukšt įsispausti ir turėtų gautis viskas gražia ir manau neužilgą pamatysim rezultatą. Buvo, kaip gražiai gavosi kampelis. Parėjom su sveika lenta į kampą. Čia ir sveika. Ir čia yra sveika lenta. Šiaip iš tikrųjų, norint padaryti tokį darbą, kad būtų švarus, gražus pjūvė, tai tikrai reikia nemažą įrankį turėti iš tikrųjų. Ir tada pasidaro nebe taip paprastai. Pats toks darbs gal ir nėra sudėtingas, bet reikalaun nemažą įrankį iš tikrųjų. Prisipjauti, skersavimas staklis, išilgienis staklis, grožta, plunksnas, kreiziuką, multimasterę ir taip toliau. Būsiu išpasakojęs praktiškai visas gudrybės, ko čia esam sugalvojai ir tikrai manau, kad vaizdelis gaunasi gana geras ir estetiškas. Mums gražu, šeimininkau gražu, visi jums patinka, reiškia, vadinasi yra liuks. O jeigu dabar tie paims ir atsitrauks biškį toliau, nu į pažiūrėkit. A matosi, kur ir siauresnis lentelis įdėtas. Niekas žmogau tu nesuprasi. Kol nepasakėm, nieks jį nematė. Ką pasakėm, sako, ai vožiuk, šito rimtos yra siauresnį lentelį įdėta. Tai va, į pats, kad atsitrauk toliau nuseins, nelaba besūsek iš tikrųjų, kur buvau pasiaurins tos lentas. Aišku, da kai kurius tarpus gavus viskas labai gražiai iš vis, sveikom suėjai, ne visus tarpus tai reikia įsiaurinti. Čia tas eina irgi suėjai visą sveikom lintom, kampą gavos irgi iš sveikų praktišką lintų. Pasidarėme irgi vos, kad prasikeštų galiuką paskiautinį lauką, nes mums taip reikia. Ir, ką žinau, neblogas vaizdelis. Man patinka. Tik tų kabelių labai daug reikia išgrūžyti skilių visur. Tai irgi stabdis laidai, ventiliacijas visokis, tas lungų apžaidims toks. Biški atėm laiką, bet visumo labai gražu. Nusipjaus apačias lygiai po kampų. Nežinau, gal pralėsiam kokius gal 6 cm už paskutinį to grebiestą, kur tvirtinas viskas. Papjausiam kampų, užsidažys apatekis ir bus fantastika. Va, tokie reikalai. Nu, užteks be pliaukšt, nesamuins. Reik lipti, dasibaigti ton seinelį iki galo. Ką? Aš tu jau palauk, žinau, čia centrą pasižymės to vamzdžiaus korun sen. Ir tada nuo pačios pasimatausiam. Gera, kur tas centriuks bus. Gamba čia kažkur. Jau šito veito reikšimė. Va, čia. Čia padarysim centriuką. Dabar pasidarysim tada tep. Aš tau daus ruletį į apač, modesta. Tu gaus 15 užsiles kokį. Aš čia pažiūrės, kur tas centras gaunas. 2,84. Užsirašykį nepalesk rulėts, aš pažiūrės makaronikį, kai galėjom
ne makaronų lentelį daryti. Ketvirkiam 6 posi. Ir 3,85 posi. Va. Turėsim matmenis. Matmenis vamzdžiui, galėsit išsigręžti. Galėsit išsigręžti skylį. Jo, biškai didelis. No, the moment of truth. Okay. Nu, kas čia buvo. Nenoriu prisišauti. Jaučiu daug, kiek iškart prisikabinsiu. Labiškai. Noriu tom pataikyti. Opa. Nu ir ledas su biškai laisvomu, bet viskas gera, ką? Tai užtaisys finišukų. Nu, nerek čia, ką būtų cipuntė. Tuo laisvomu gal lėkti apie po centimetrą aplinkau, blogiau nebus. Nu va, vėl turėsim 2 vienodus špuntus, tai esam pasigaminsim lentelę. Bam, 2 grožiai. Jau pratepsim su dažas, bus ledas. Nu va, nelabai kažką ir suprasi. Įsidėjom furingiuką. Galės bandyti ėti, frezauti į pilongą. Pasidarysim taip pat variant, kaip ir buvom pasidarę prieš tai. Tai tu jau parodys, kaip mes esam apsižaidę ton longą, į kokį buvo ta mūsų visa idėja ir planas. Planas yra toks. Čia įsidės palongę. Įsidėsim skardinę palangę ir tada pasidarys va toks apvadukas. Aišku, čia bus platesnis, nuo pat longo iki lentelės krašto. Ir užsibaigs va šitaip. Lygiai. Su tau kraštuku tuos lentelės atrodys visai estetiška. Čia paliks tokį siaurą briaunelį tik tas. Tai kad neišsiskirtų viršus. Irgi sugalvojom tokį fokusą marokusą. Įsistatėm iš kartą apadienį lintutį. Va ką atrodys uždėta pilonga. Ir teka biškį tik tas pavargti su šitom lentom. Nes nenorėjom, kad prasišveistų tarpuką, nenorėjom, kad iš apačios matytus plati lenta. Tai žodžiu, kiekvieną lentelį teka frezauti, privesti lygiai prie tos ir kad atrodytų simetriška tas visas tos briaunos kampėlis aplinkui langą visur vienodai gausias. Aš manau, kad toks bus estetiškesnis. Čia aišku dar prasidažys tos visas veitas, tai čia iš viso nieko nesuprasi, kas čia įvyko. Va, kokį variantą mes sugalvojom padaryti apie langą. Aišku, laika temptas nemaža, bet estetikas irgi pridaud. Nes kitų atveju, nežinau, ar turėm kur nors nupjautą kokį lentelį, galą, sakykime. Turėm. Čia, va, kokį paimsiam, šiukšlę paimsiam. Nes pirminis variantas buvo toks, kad darom tonštą siauresnį padirbam lentutį ir gražiai šitą prileidžiam
papjaunam čia 15 ar 10 laipsnių kampu, bet tada palikti iš apačios visur matytis va tokis skilutis. Dabar galite palyginti, ką būtų atrodė. Čia į šoną tokį siaurą briauną visur, ką papaduks daros, o čia būtų viršau buvus tokį plati cielą lentą, dar iš apačios su skilutėm. Tai vat mes sugalvojom, kad geriau pavargsim biškį ir padarysim gražiai ir estetiškai. Aš nemanau, kad čia kažkoks vandau kažkada gyvenim pabėgs, nes pažiūrėkit, kaip pločios pakalimai ir tai jeigu viens kits lašus ir nulašies, tai tikrams ten kažkur nepalys putom lentutėm ir nesupūdys. Nu. Va, draugai, tokie niuansai su langų apdaila, su lentelių montavimu, žodžiu, atsifrezavau šitą lentelį. Čia dedas lygus gals. Čia turim gražiai, lygiai. Tik su tas lungas problemas nebuvo, nes buvo trumpesnė gabaliuką, princip tokiai galėjant išilginti pasidaryti. O dabar turėsim virš 2 metrų ilgiaus gabals, tai nežinau, kaip čia seksis išfrezuoti su išilginėm, o gal reikės bandyti pasiimti ronkinį frezą batareikėnį ir pasižaisti. Pamodės pjaun lentas, galvoj, susikalsiu čia, eilutį susibraižiau iš pirmą pagal matmenį, bet paskui kada prisipjojau iš skirtingų lintų galiukų, ne iš vienos lintos, o iš skirtingų, nes kai jis gali pataikyti siauresnis lintos, jau viskas bus pabėgi, tai stengiuosi imti iš skirtingų gabalų. Susišaudžiau, žiūriu, kaip čia man viskas susijungs. Opa, įdomia, kiek šitas tarpėlis lieka. Pačiam įdomu. 15 mm, tai reiškia 3 mm platesnis negu originaliai, nes originalus yra 12 mm. Reiškia, gaunasi ledas. Okay, not so bad. Visai gražiai gaunas. Čia apačia gražiai lygiai, tarpukų prie to kaip ir nėra. Toks mikroskopinis ir apatikė gražiai užsipjaun. Irgi ledas. Ledas, šokoladas, marmaladas. Yes! Dar 9 lentelis ir bus siena baigta. Nu, Modesta? Nu? Nu, bet aš dar nenoriu kalti. Reikia padažyti. Padažyk, pažiūrėk. Gerai, nusidažykit tada tie. 2+2. Užkišam špuntą, nes vėl gavos viskas vaikom lentelėm. Nu, išauk vienok, tinka neiškrėst laukons. Pumt! 3 žodžiai. Tobula. Cankt. Virš longa. Apačia. Aplinkau namą nusipjaun, čia užsidėt palangę. Viršau. Prisitėms lentelį susivienodins, dabar bištoks pasiraičius ir bus ledas. Va teik, tų paslapčių norėjom šį kartą jums išduoti su Modestu. Žodžiu, ačiū, kad buvote, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose epizoduose.